Labas, labas, labas. Tie, kurie žiūri mane pirmą kartą ir mato mane pirmą kartą, aš esu Orestas ir tai yra mano naujas video klausimų ir atsakymų. Ir realiai labai daug tų pačių klausimų uždavėt ir, ta prasme, atrinkau šiek tiek ir bandysim juos atsakyti. Taigi, pirmas žmogus, į kurio norėčiau klausimą atsakyti, tai yra Tituksas ir jis klausia manęs, ar tu emo. Ne, aš nesu emo, bet kadaise kažkada buvau, iš tikrųjų, kai buvau paauglys, man labai patiko šitas stilius ir aš manau, kad bėgant laikui subrendau ir keitėsi į visokios įvairovės, tiek stiliai ir tiek. Taip, Kamilė Viciūtė. Kiek tau metų? Kiek duotum? Ne, šiaip rimtai, jeigu tai man yra 27 ir žinau, kad tikrai jaunai atrodau ir tuo tikrai didžiuojuosi. Ar turi kažkokių gyvūnų ar augintinių namuose? Šiaip kažkada turėjau ir katę, ir šunį, žodžiu, bet šiuo metu kol kas nieko neauginu. Bet galvoju, mąstau, kad vienam taip nebūtų labai liūdna gyventi, tai manau, kad greitų metų įsigysiu vėl šuniuką. Ar turi brolį, sesę? Taip, turiu sesę. Jos vardas yra Beata. Ir jinai gyvena Londone. Ir birželio mėnesį jinai atvažiuoja į Lietuvą. Ir žodžiai laukiu, kada atvažiuos, nes labai pasiilgau jos ir atveš kažkokių dovanų. Kaip sugalvojai pradėti kurti video? Video sugalvojau kurti, tiesiog paskatino mane žmonės, kurie siuntė man įvairias žinutes, pradėk kurti video ir panašiai. Ir šiaip iš tikrųjų vis galvodavau, nuo ko pradėti ir panašiai. Ir vat sukūriau patį pirmą video, kuris buvo susipažinimas praeitas. Ir manau, kad kaip pirmam video, manau, kad visai gerai išėjo. Aš taip galvoju. Kur gyveni, mieste ar kaime? Gyvenu mieste, Alytuje. Tai va. Ar daug turi heiterių? Ar turiu daug heiterių? Šiaip iš tikrųjų tai daug ir pakankamai daug. Tas, kas man labai nepatinka, bet tokia jau realybė. Prašau, atsakyk į šitus klausimus. Tai va, tai žodžiu atsakiau. Taigi, Auga manęs klausia, ar turėjai merginą?
Taip, kažkada turėjau merginą prieš kokius 4 metus, 5. Kodėl keli visokius video, nors žinai, kad tave visi heitina? Kodėl keliu? Keliu, nes man patinka ir aš manau, kad jeigu mane heitina, ne, ten taip pravardžiuoja ir visa kita, tai aš manau, kad galbūt iš pavydo ar kažkas, tai nežinau, bet tiesiog aš manau, kad heitai bus visą laiką ir tiek. Benita Sturmaitė manęs klausia, kada fanmitas. Na, žiūrint kokiam mieste. Nes Kaune buvo jau praeitą mėnesį, o dabar Alytuje vyks balandžio 27 dieną 15 val. Rotušės aikštėje. O Vilniuje gegužės mėnesį, tik dabar vat neprisimenu kurią dieną iš tikrųjų. Tai žodžiu, jeigu žiūrėsi Benita šitą video, tai žodžiu man pakomentuok ir aš pasižiūrėsiu, kada iš tikrųjų tas Vilniui fanmitas ir aš tau atsakysiu. Taip, Andrius Dosinas klausia manęs, prieš kiek laiko pradėjai kurti TikTok. TikTok kurti pradėjau jau nuo praeitų metų ir tiesiog man tai labai patinka ir kursiu ir tiek. Taip, Deima klausia manęs, kas paskatino daryti vlogus. Tai kaip ir sakiau, kad žmonės, kurie rašė man žinutės, klausinėjo manęs ir tiesiog nesustoju tai daryti ir tikrai labai daug minčių turiu ir panašiai. Misteris Griferis klausia, ar dar ilgai planuoji kelti video. Taigi, kaip ir sakiau, tikrai minčių turiu ir žiūrėsim, kaip čia gausias. Ar tau patinka Instagramas? Šiaip iš tikrųjų tai realiai anksčiau Facebookas labiau patiko negu Instagramas. O dabar tai kažkaip labiau pradėjau Instagramą naudoti nei Facebooką ir tiesiog tai manau, kad Instagramas. Kokia tavo geriausia svajonė? Geriausia svajonė. Šiaip iš tikrųjų tai reikėtų pagalvoti, ar kokia nors svajonė mano įsipildė. Nežinau. Turbūt, kad tai, bet tiesiog neprisimenu. Elvis manęs klausia, ar norėtum, kad visi TikTok fanai pasubscribintų šitą kanalą. Taip, labai norėčiau. Ir tikiuosi, kad tai vyksta, kad tai darosi ir nes keliu šį video ir į TikTok ir manau, kad vis tiek žiūri mane ir manau, kad subscribino. Evita klausia, kaip reagavai į heiterius. Kaip aš reaguoju į heiterius? Pozityviai. Nes, tu prasme, aš nekreipiu dėmesio, kas ką šneka, kas ką sako.
Ir man visiškai neįdomu, ką jie kalba apie mane. Ir jeigu kalba apšneka, reiškia, aš esu įdomus ir tiek. Koks tavo svajonių darbas? Svajonių darbas šiaip iš tikrųjų tai neturiu, bet, ta prasme, dirbu kokį duoda darbą ar panašiai. Kas tavo mėgstamiausias YouTuberis? Mėgstamiausias YouTuberis yra, manau, kad Akva, Gabė, aš galvau, kad šitie tik tai du. Tai vat, kurk toliau, būtinai. Meda Sintavičiūtė manęs klausia, nors čia kaip ir neklausimas, bet paskatinimas kaip ir prašau kelt dažnai video, labai fainas esi. Ačiū labai už palaikymą, už gražius žodžius. Tikrai kelsiu, nesustosiu, nors tai tik tai antras dar video ir tikrai bus daugiau tokių. Lukutė Queen klausia, ar būsi Vibe lifte, labai gaila, bet nebūsiu, nes nieks nepakvietė o šiaip tai visai gal ir nieko būtų sudalyvauti. Dovilė Knizikevičiūtė. Kokiam mieste norėtum gyventi? Kokiam mieste norėčiau gyventi? Aš manau, kad Vilniuje arba Kaune, kažkur didmiestyje, nes Alytus toks mažas miestelis iš tikrųjų. Ir šiaip Vilniuje ir Kaune daugiau tų ir pramogų ir panašiai. Tai aš rinkčiausi iš šitų miestų, arba Vilnius, arba Kaunas. Jėzau, sorry, kad jeigu ir neištariau šito vardo, tai labai atsiprašau. Ar žinai, kas yra K-pop? Aš manau, kad tai yra kažkokia japonų grupė, jeigu neklystu. Tai žodžiu, aš galvoju, kad tai yra muzikos japonų grupė. Arba BTS. Tai žodžiu, aš galvoju, kad tai yra grupės japonų kažkokios. Regiuks manęs klausia, kur aš gyvenu Alytuje. Bad Milan. Tu mėgsti TikToką? Šiaip iš tikrųjų realiai, jeigu nemėgčiau, tai tikrai nekelčiau video. Ir tikrai mėgstu. Tu drauga... Jo, šitas tai klausimas iš visų klausimų yra pats legendinis ir, ta prasme, jo. Tu draugauji su Kenu Kačiu. Jo. Turime, jo, žiūriu. Nedraugauju. O ar žinau,
jį. Taip, žinau, esu bendravęs šiek tiek ir manau, kad toks paprastas žmogelis iš tikrųjų ir manau, kad draugiškas. Tai žodžiu, ačiū Jums labai už klausimus. Ir nežinau, kaip atsakiau, bet manau, kad gerai. Ir nepamirštam subscribinti ir pafollovinti mane Instagram'e. Ir tiesiog iki kito karto.